Vaivorykštės apdovanojimo nominaciją ir nominantus kviečiame Tomą Vytautą Raskevičių, Nacionalinės LGBT teisių asociacijos LGL priklausančios Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui atstovą. Sveiki visi. Oficialiai Vaivorykštės apdovanojimas yra skiriamas už nuopelnus LGBT, lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių žmonių atstovavimo srityje. Šiai nominacijai nominuoti asmenys, organizacijos ir jų iniciatyvos siekia mažinti homofobijos ir transfobijos žalą mūsų visuomenėje, didinti LGBT bendruomenės atvirumą ir prisidėti prie jų socialinės integracijos. Tačiau man atrodo, kad šito apdovanojimo reikšmė yra šiek tiek kita. Šio apdovanojimo visų pirmiausia yra siekiama kovoti socialinę izoliaciją ir tos smaugiančių vienatvės jausmų, su kuriuo taip dažnai, per dažnai Lietuvoje susiduria LGBT asmenys. Aš labai gerai atsimenu save, 16. Atsimenu, kaip jaučiausi suvokdamas ir susivokdamas, atrasdamas savo homoseksualius jausmus ir tapatybę. Objektyvi ir mokslų grįsta informacija savo homoseksualumą ir lyginę tapatybę atrandantiems žmonėms yra būtina kaip oras. Jiems nerūpi mūsų politinės batalijos apie tai, kad esame dar nepasiruošę. Jie paprasčiausiai nori žinoti, kad su jais viskas gerai ir kad jų laukia šviesi ateitis. Ateitis, kurioje jie turės šansą sutikti mylimą žmogų, sukurti su juo šeimą ir jaustis pilnaverčiais Lietuvos Respublikos piliečiais. Reikia pastebėti, kad per pastaruosius metus socialinis klimatas LGBT asmenų atžvilgiu Lietuvoje smarkiai pasikeitė į gerą. Nors vis dar esame vienintelė valstybė Europoje savo įstatymais pozityvią informaciją apie LGBT asmenis laikančiais nepilnamečiam žalingą informaciją, daugybė iniciatyvų, organizacijų ir jų idėjų dirba tam, kad homoseksualių, biseksualių ir translyčių Lietuvos vaikų viltis gyventi neužgestų per anksti. Šiandien Vaivorykštės apdovanojimai yra nominuoti 3 nerealūs projektai, labai reikšmingai prisidėję prie LGBT asmenų matomumo didinimo mūsų visuomenėje. Visų pirma, tai informacinė ir socialinė platforma Išgirsti, kurioje yra skelbiama kokybiška ir objektyvi informacija LGBT asmenims ir jo aplinkos žmonėms. Tai saugi erdvė, kuri padeda LGBT asmenims ir jo artimos aplinkos žmonėms bendrauti ir keistis informaciją, o aplinkiniams padeda juos geriau suprasti. Antroji nominacija – tai Edvino Krocono biografinis romanas Niekados neleisk man išeiti. Šiame romane pateikiama istorija apie savęs paieškas, apie tai, kaip jaučiasi homoseksualus žmogus atrasdamas savo tapatybę. Romane rašoma apie homoseksualų vaikiną, kuris gyvena mažame Lietuvos pasienio miestelyje, apie tai, kaip jis ieško savęs, kaip atranda save ir kaip bando prisitaikyti prie visuomenės. Ir galiausiai, trečioji nominacija – tai Arkanos Feminos ir Romo Zabarausko knyga Lietuva atsiskleidžia – 99 LGBT istorijos. Šioje knygoje galite rasti 99 portretus LGBT asmenų iš Lietuvos ir jų trumpas autobiografinės istorijas apie tai, ką reiškia kelias link atvirumo savo ir kitiems. Nors knygoje ne 99 istorijos, paskutinė iš jų, 100, gali būti kiekvieno iš mūsų. Taip sako knygos autoriai. Man atrodo, kad visos šios nominacijos yra neįtikėtinai stiprios. Bet žinokit, aš žinau vieną labai paprastą dalyką. Jei nors viena iš šitų iniciatyvų būtų egzistavusi tada, kai man buvo 16, daug dalykų būtų atrodę paprastesni ir mažiau gąsdinantis. Todėl ačiū Jums labai ir linkiu sėkmės ateities darbuose.